pagerbti Lyduokių kaimo žmonių, dailės meno mokyklą ir mūsų Ukmergės kraštą. Šitą parodą suformavo, inspiravo Lietuvos dailės muziejų generalinis direktorius Romualdas Budrys. Čia jis įpareigavo, kad po viso to turnė apkeliavus šito kolekciją darbų, didesnis dalis liko, šitą visą, ką mato čia, suformavo mūsų diplomuota dizaineriai, aukščiausias klasės specialistė, interjero, eksterjero ir aplamai, kaip režisuoti erdvė ir kaip jos pateikti, kad ji būtų dvasinga, estetiškai veikianti žmogaus dūšė, tą nuotaiką ir tą kodą, kad žmogui aplankus, kad būtų labai miela ir malonu. Visos jėgos ir visos smegenys buvo nukreiptas tam, kad va šitą išspręstų. Jolanta, prašau čia. Kur esi? Ji yra autorė šitos parodos, ji atrinko tų paveikslų, kurie skaito reikalinga dėl to turinio, kurį norėjom suformuoti. Instaliacija padėjo mums surinkti vasaros metu, rinkom žolė, džiovinom, gėlyčių, džiovinom ir per vasarą surinkom gan didelį kolekciją ir šitą viską padaryta labai įspūdinga, labai dvasinga, va šitą gyvąją būtybę gamtos dalelės iš mūsų mylimo krašto Lyduokių, iš pievų, iš sodų. Nu. Ir aš labai noriu padėkoti šitos ekspozicijos autoriai. Tai ta ekspozicija yra kaip reta vykusiai, tokia darna, tokia dvasingumą nešanti ir duodanti dūšiai. Aš apstulbus ir aš didžiai lenkiu kalbą ir sakau, Jolanta, tu esi genijus. Priėmiau šitą. Ir mano mėly bičiuliai, Ukmergės merijos žmonės, kultūros skyrius vedėjai, vadovai, žinokit, mūsų krašte gyvena toks specialistas, kuris iki šiol jūs niekada nepanaudojot. A panaudojus, bet kokį priemonį galėtų gauti visiškai kitą pavydalą. Nežiopsokit, panaudokit tų lobių, kurį mes turime. Ir antra, aš noriu padėkoti šitos mūsų kultūros centro visų darbuotojų, pradedant nuo direktorės ir baigiant tų darbuotojų, kurie ten staliai dirba, sakysim, tai šitą, jie nepaprastai daug prisidėjo, kad viską šitą įvyktų, o ten Beržų kamienai atvežti mislė. Sumanyta, kad būtų dalelės, va to mūsų Lyduokiuose, tokie simpatiški kampeliai, žolė, birželiai auga, šlamo. Žinot, taip miela, tiesiog ateini, dušiai, tokia terapija vyksta, kad tiesiog geriau už kurortų ir geriau už bet kokią mediciną. Ir šitą visą pateikti labai padėjo darbuotojai šito kultūros centro. Jie sumanė, Beržų taip tvirtai pritvirtino, kad jie stovi labai, dėl ko aš labai pergyvenau, čia atvirai pasakysiu. Ir vat šitą instaliaciją labai prasminga, gera ir vykusiai labai gerai surasta, draperė, tinkama ir uždrapiruota siena, jūs pasižiūrėkit, kaip harmoningai, kaip gražiai ir ne taip nuobodu ir ne taip
žinot, banalu atrodo, visos patalpos šitos dvi salės, jie visiškai pasikeitė, jie kitą turi energetinį savo lauką, praturėjo. O šitą reikia turėti omeny, kad tos parodos, kurį čia daromas, pas musgi daug dailininkų, mielas meras, daug dailininkų, kaip sujudinti viską šitą, kad tie dailininkai aktyviai dalyvautų ir darytų. Buvo Ukmergės jubiliejiniai metai, miesto jubiliejiniai metai, apgailytina buvo paradėlė. Mes pražiopsavom, todėl, kad dirbom gilekai. Galima visiškai kitaip prieiti prie klausimo ir jo išspręsti taip įspūdingai, kad būtų geras įvykis. Atsiprašau. Ir labai ačiū dailės mokyklų, ne dailės mokyklos, meno mokyklos, visiems žmonėms, ir vadovui, ir kultūros skyrių vedėjams. Jie labai padėjo, žinot, aš tą mokyklą lankau, esu nuo senų neabejingas, savo laiku dirbo ten ir ateinu ten, žinot, kaip pamatau, kaip vaikučiai dirba, tokie amžiaus, žinot, dušiai vyksta, pamačius tą jų įsimylėjimą, žinot, ką vyksta. Mėly vadovai, atkreipkite dėmesį, visur mokyklose mažėja mokinių. Vat šitos dvi mokyklos, muzikos skyrius ir dailės skyrius, o ten mokinių didėja. Kas čia vyksta? Atvirkštinis procesas. Kodėl? Meno jėga, kultūros aura, kuri turi tokį patrauklumą, kad vaikai nori būti, jie instinktyviai to jaučia. Ir anksti ryte keliasi, kaimas įeina į mokyklą, paskui su autobusu važiuoja į Ukmergę, po pietų sėdi ir iki Sutemos dirba. Paskui grįžta vėl atgal į kaimą, dar pamokų reikia paruošti, ir anksti ryte vėl į tą mokyklą, kurį jie lanko. Tai vaikučių žygdarbys, mielas merė. Lenkiu galvą prieš tokių vaikučių. Aš jų taip myliu ir kada pamatau gabų vaikų, kaip jie dirba, iki ašaros. Čia galbūt mano sentimentas. Sentimentas prancūziškas žodis, išverst lietuviškai įsimylėjimas. Ir, žinot, ir va toj dailės skyriuje aš pamačiau, kaip jie dirba. Ir šitą visada, kada aš darau parodas, visada išrinku kokį tai vaikų ir duodu jiems, kaip čia pavadinti, atžyma tokia, gyvenimo atžyma. Praėjusį kartą Vilniuje iš dailės mokyklos 2 vaikai gavo dovanas iš rankų meno akademijos profesorio. Tai toks vaikutis visą gyvenimą to žinos ir nešios. Ir toks vaikutis tikrai taps dailininkų. Jis nepamirš šitą savo svajonį. Ir šį kartą aš parinkau tokį mergaitį, žinot, toks pipiriukas, Dieve mano, pištukas dirba, žinot, kaip bitė. Tokį mažą bitelę, tokį korę supynė. Ir tie vaikai su pištukėliu taip išdirba tą plotą, popierio formatą, A3. Ir žinot ką, kaip pasižiūri, tiesiog širdis tirpsta nuo tos meilės ir nuo to ženklo, kuris Dievas atžymėjo šito vaikui gimus. Jis jau pažymėtas talentų. Aš prieš tokių vaikučių ir prieš tokią mokyklą, kuris sugeba su savo pedagogų pagalba, šitą viską išsaugoti, išvystyti ir davesti iki kokį tai tokį kondicijai, nemažai vaikų jau tapo ir studentas dailės akademijoje, ir tapo ir savarankiški dailininkai. Šį kartą aš parinkau tokį mergaitį, žinot, Uršulė, mieloji, kur tu esi? Ateik čia pas mane.
žinot, aš jums pasakysiu. Vaikas iš kaimo važinėja. Dirba tvirtai. Nori, aš būsiu dailininkė. O patį didžiausią šito vaikučio svajonį, žinot, kokią? Norėčiau turėti tokį molbertą, kaip tikrieji dailininkai, kad galėčiau gamtoje stovėti ir paišyti. Tokia graži gamta, o tą grožį ant popierių perneša. Bet molberto nėra kaip. Miela Uršulė, tavo svajonė išpildyta. Tas molbertas yra. Sunku buvo jo surasti, bet žmonės surado, jis brangus. Mano didžiosios dalis pensijos gali kainuoja. Bet yra žmogus, kuris pasakė, aš finansuosiu, tai yra šventas reikalas ir vaikui tą reikia padaryti. Ir padarėm. Žmonės, biški, Uršulė, tavo molbertas ir šitą molbertą suorganizavo, vat šitas dėdės. Regimantas Baravykas. Regimantas, ačiū jums. Tikrai jūsų tas širdis, kuris pasakė dėl tokio reikalo, švento reikalo. Padarysim. Uršulė, šitas molbertas tavo. O šitas dėdė viską padarė. O. Ir dar aš noriu. Žmonės, o dabar atkreipkit mažą dėmesį.